To Lietuvoje dar nebuvo. Žurnalistas nuteistas už tai, kad valdininkui pasakė, iškart atsiprašom visų kalbininkų ir seksualinių mažumų atstovų, taigi pasakė pydaras. Tai žurnalistas laikraščio Žeimenos krantai direktorius Igoris Šaraj. Jis pydaru pavadino švenčionėlių seniūną Antaną Juodaitį. Sėdėjau pas save kabinete ir dingo elektra, dingo visai iš kompiuterio informacija, o laiptais leisdamas žemyn į skydinę pažiūrėti, kas ten deras, išeidinėjo seniūnas. Jis jau buvo ne kartą atjungęs elektrą, tai dėl to ir pavadinau šį pydarą. Seniūnas tiesiog pasiuto. Argi jis pydaras? Jis tikriausiai seksualinės daugumos atstovas, nes jo orientacija suabejojusi žurnalistą Igorį Šaraj be jokio gailesčio padavė į teismą. Man čia buvo naujiena, nes atėjo iš teismo šaukimas važiuoti į teismą dėl žodžio pydaras. Teismas už žodį pydarą žurnalistui iškėlė bylą. Ne bet kokią, pačią baisiausią, baudžiamąją, kaip didžiausiam nusikaltėliui, kriminaliniam. Teismas žurnalistą Igorį Šaraj nuteisė ir liepė sumokėti beveik 1000 litų baudos. Pakrypo viskas į blogą pusę, nes, kiek žinoma, pats ir teisėjas nori įtikti rajono valdžiai, susitvarkyti savo sklypas, ne savo gal, ten nuošvinės, prieimą prie ežero. Apeliacinis teismas žurnalisto taip pat nepasigailėjo, bausmės nepanaikino. Žurnalisto Igorio Šaraj ir švenčionėlių seniūno Antano Juodaičio karas tęsiasi ne pirma diena. Kakadu jau rodė apie tai, kaip tas pats žurnalistas ant visos Lietuvos paskelbė, kad seniūnas važinėjasi po savo valdas neblaivus. Per prezidento rinkimus jo dieną paštu pats asmeniškai po teismo išėjęs mačiau, kaip įvedinėja į mašiną girtą. O kartą, kaip sako liudininkai, ponas seniūnas Juodaitis net medin įlėkė su valdiška mašina. O, Juodaitis? Tai Juodaitis čia niekas neegzistuoja. Aplamai jis ten ir medį įvažiavo, ir kaip sakyti, ir ten su to transportu, ir per atostogas, ir kada norėnas ten važinėja, niekas ten nesutramda. Ir ne tik seniūną žurnalistas Igoris Šaraj puolė. Puolė net patį Švenčionių merą Vytautą Vigelį, nes tas žurnalisto įsitikinimu ir žiniomis taip pat girtuokliauja. Darbo metu ir darbo vietoje. Apie tai žurnalistas kalambijo vietinėje spaudoje, tačiau veltui. Viskas kaip į vandenį. Čia matot kalba, kad ir čia iš karto Švenčionyse, čia lašelinių pagalba čia atstatinėja, čia daug kas kalbėdavo. Apie Švenčionių mero draugystę su svaigiaisiais gėrimais galiausiai sužinojo ir LNK žinios, ir Kakadu. Atvažiavo žurnalistai ir vietos karaliukus demaskavo. Labą dieną, gal galima būtų jūs pakalbinti? O jūs matėt, kad meras dažnai geria savo kabinetą? Niekados nemačiau. Po tokio išviešinimo supyko vietos valdininkai ant žurnalisto Igorio Šaraj. Baisiai supyko ir nutarė jį sudrausti, paauklėti. Ir padarė baisų dalyką – užrakino tualetą, į kurį visa redakcija kakoti ir sisioti eina. Siaubas, ką daryt ir svarbiausia, kur viską daryt. Pradėjom dar apie daug ką juos tiesą rašinėti. Jie mums prieš 8 mėnesius uždarė tualetus. Kaip seniūno pasakyta, kad čia yra, ta prasme, mero norai. Tačiau žurnalistas su kolegomis rado išeitį. Kitą išvietę. Tai galutinai supykdė Švenčionėlių seniūną. Jis paėmė visus žurnalistus įkaitais. Užrakino iš lauko visą redakciją. Kaip belaisvius, kaip kalinius koncentracijos stovykloje. Nei valgyt, nei gert, nei atleiskit pakakot. Tai jau vieną kartą gelbėti žmonės. Jie prašėsi lauką. Nėra nei vandens, nei tualetos. Tai kur tai matyta? Kaip čia galima tik šitų žmonių? O jūs juos įspėjote? Tik policija išgelbėjo vietos žurnalistus. Paleido į laisvę. Ačiū, ačiū, ačiū. O tada seniūnas nutarė galutinai pribaigti vietinę laisvą ir nepriklausomą spaudą. Antanas Juodaitis išjungė redakcijos patalpose elektrą. Na, išjungė vėl šviesą. Išjungė šviesą, užfiksuota. Matė, kaip jis įjungė šviesą. O kaip jūs seniūną aiškinat, kad komisijos nariams, kad šviesą jūs netjunginėjate? Jūsgi akivaizdžiai dabar atjungėte elektrą. Mes niekam neprivalom aiškintis. Nuo kada elektrikų dirbėjau? Aš dirbu seniūnu, gerbiamas. Tu ne seniūnas, tu neturi teisės vadinti seniūnu.
Ir štai tada šitiek prisikentėjęs žurnalistas Igoris Šaraj nebeišlaikė. Nebeištvėrė, kad jo darbuotojai kalinami, negali neįsisiot nei kakot, o galiausiai ir elektros neteko. Todėl prasilenkdamas koridoriuje su seniūnu ir ištarė jam: Pydaras. O seniūnas pasiuto. Kai atjungė elektrą, labai supykau ir tada prisiminiau, kaip jį žmonės vadina, taip ir pavadinau Pydaru. Štai kaip viskas prasidėjo ir tęsiasi iki šiol. Teismai nesiaiškina, Pydaras Švenčionėlių seniūnas ar ne. Užtat skuba uoliai žurnalistą nubausti. Esą tas labai smarkiai seniūną įžeidė ir jo garbę bei orumą sutripė ir kitaip išprievartavo. Ką padarysi? Dabar taip madinga. Visi tuo žurnalistus stumdo, skriaudžia ir kitaip niekina. Žurnalistai dabar atseit kalti dėl visų Lietuvos nelaimių. Keista tik, kodėl teisėjai panašia bausme nenuteisė Rokučio, Seimo nario, Roko Žilinsko, kuris policininkus, kaip sakoma, ne tik pederastais išvadino, bet dar ir gaidžiais apšaukė.